būtų nerealu. Per mamą pasimė daug apdovanojimų, Jessicutė tavo. Eik tu savo, ten, apie mamą kalbam? Ar Ne, tai aš čia taip tiesiog tokį biškį užmečiu ir viskas. Ne. aš apie mamą tai daug ką turėčiau pasakyti, bet Nes iš aš tikrųjų apie daug kas hip-hopą turiu pasakyti. daug bet- kas jau apkalbėta apie tos mamo Jo, apdovanojimus. tai čia. Ką tu važiuoja. turi apie hip-hopą? Nu, blemba, šiaip ta prasme pagal standartus 8 kambarys teisingai daugiausiai padarė, bet... Na, atsiprašau, draudimas, vėl nesumokėjau įmokos. Nu, sumokėsiu, trečiąjį algą gaunu, pala. Taip, Iškirpsim. kas? Ką apie 8 Ai, kambarį? pohui, nesvarbu. Dai, sakyk, ką Ai, na, sen, paleidžiu. Ne, įdomu. 8 kambarys laimėjo metų hip-hopą. Nu, Tai mano nuomonė, nu, atitiko standartus, ką ten reikia atitikti, kad laimėt. Nu, bet per hip-hopas. nu, blemba, nu, hip-hopas, bet, dabartinis hip-hopas. bet, tipo, viskas zaibis. Nu, maladės. Aš gal kastetui būčiau davęs, nes Va, jis jis irgi buvo pretendavo. nominuotas jo. Aš galvojau, kad kastetas ten. O tu žiūrėjai šiaip mamą apdovanojimus pilnai? Ne, aš tuo momentu... Kada mamos apdovanojimai buvo? Praeitą šeštadienį. Ne šį? Dabar kur buvo? Anksčiau, tai prieš savaitę. Ne, nu tai praeitą savaitgalį. Tai tūsinu. Tūsinu. Aš, žinok, žiūrėjau tiesiog į mamą apdovanojimus. Aš daug nesiplėsiu, tiesiog. Mano nuomonė, Lietuva nemoka padaryti profesionaliai, gražiai. Man visą laiką buvo cringe'as, man ten viskas nepatiko. Mano nuomonė tokia, kad nereikėtų iš vis Lietuvai daryti tokių apdovanojimų, nes tai yra pajuoka. Ten tie rinkimai, ten viskas yra padaryta tylos realiai. Jo. Tylos ir ten tų samų visokių, ten nežinau, kaip ten vadinasi, nu, vieno katilo, jie ten save apsidovanoja. Kiekvienais metais kelias pozicijas pretenduoja Inga Jankauskaitė, kuri niekam nežinom atlikėja, niekam neįdomi. Visur praeitais metais susirinko visus apdovanojimus, kuri, nu, neįdomi, jinai niekam Inga Jankauskaitė yra. Ir dar vienas dalykas, visi pasirodymai buvo šudini, vienintelį gerai pasirodė, kas mane labai nustebino ir prieštarauja visiems mano įsitikinimam, bet patys profesionaliausi atlikėjai per mano apdovanojimus buvo Žemaitukai. Nu, buvo nerealu. Žinok, aš žiūrėjau. Čia kuriais metais? Šiemet. Šiemet Žemaitukai buvo. Publika šėlo, balsai nerealiai nušlifuoti, labai gražiai dainavo, ant scenos pasirodo puikiausiai, tarsi ten yra aukščiausia klasė, Žemaitukai. Pames saldainį vieną, tai tiesiog. Pašerkį kaip balandį. Ačiū tau. Aš irgi noriu tada. Sendri, tu nepagausi. Ačiū. Ačiū tau. Tai žinok, Žemaitukai. Aš nieko apie juos realiai nežinojau, bet dabar man jie yra aukšta klasė. Atsibodai tą Jessica. Kiek galim. Ne, žinai ką, Jessica nėra gera dainininkė, kas... Man atrodo, mes ją visada kviesimės dabar. Jessica gyvai blemba. Vaikštų ant plono ledo, ne? Mano nuomonė, gyvai Jessica nelabai gerai Mes dar iššaut nespėjom mus cancelins. Jessicos labai geri kūriniais, Jessicos geras marketingas, bet jinai kaip gyvam atlikimai nėra, sakykime, tokia stipri kaip Žemaitukai. Žemaitukai yra žiauriai atkalę. Nu, ta prasme, ten wow buvo. Pasižiūrėjau. Tie kultūrką atvaryk. Nu, taip, bet aš sakau ir publika. Publika šėlo, suėjo prie scenos visi, nu, ten užvedė publiką, gražuoliai, išsičiūstė, tvarkingi, energingi, nu, tose. Žiūrėjau, tu sakai, nemoka padaryti lietuviai renginio, ne, ir panašiai. Atsimeni, buvo kažkada tėtė alternatyvios muzikos apdovanojimai. Nu, kažkas buvo. Nedavė mama, duos tėtė. Atsimeni, buvo toks. Ir, nu, žinai, kaip su ta alternatyvios muzikos kultūra yra. Labai daug visokių skirtingų žmonių ir panašiai. Bet aš manau, ten buvo teisingiausias apdovanojimų formatas. Gali būti, ne. Aš manau, kad ten buvo teisingiausias. Nėra, kad ten epiškai didelis kažkoks renginys, dar kažką, bet mano nuomonė teisingiausias. Irgi yra, man atrodo, dar video, kur per tėtės apdovanojimus kažkokios roko ar metalo grupės
bičelis šoko nuo scenos ir kalė galvą į betoną, nes tikėjęs, kad publika, tipo. Tai realiai, aš nelabai atsimenu, bet ką tu pasakoji, čia 14, kokie atitinka Lietuvos, žinai kas, taip kaip turėtų būti. Taip, nes mama apdovanojimai tiesiog... Yra bandymas daryti poš ten, kur... Kaip daro užsienis, tipo ten, pavyzdžiui, irgi kas man labai kliuvo, vedėjai, tas Jankevičius buvo ir Monika Liu. Ir bičiukas kažkoks iš TikToko interviu žmonių ėmė, ne? Aš mačiau, raudonais ūsais ten kažkoks jaunuolis. Jisai TikTokeris, ne? Yra toks. Jisai ir Eurovizijoje, man atrodo, ne? Tas pats, kur su... Man jis taip nepatinka, kad aš nenoriu apie kalbėti ir labai noriu kai ką pasakyti. Aš net nežinau, kas per fruktas. Fruktai. Na gerai, karoči. Ne fruktas, jis mes fruktas. Aš labai noriu minties nepamesti. Davai, važiuoju. Žodžiu, ir Jankevičius su Monika Liu, kaip ir užsienį daro, skaldo bairiukus visokius. Bairiai kokio lėvumo. Tose jie tikrai ne patys rašė šitos bairius, kažkas jiem rašė. Bet aš žiūriu ir galvoju, blemba, Lietuvoje ta humoro kultūra tokia dabar išsivyščius. Tiek gerų yra bairių rašytojų. Kodėl jie negalėjo pasiimti kokio, nežinau, užstrygo komikas? Kislekas. Ne. Bartuševičius Kokį pasiimti, kad parašytų bairius. Tokie lievi bairiai. O kas vedė, Monika Liu? Tokie Jankevičius. Koks? Kaip jis Jankevičius? Tas Jankevičius. Kiek Jankevičius, žinai? Justinas Jankevičius. Tai jisai komikas. Tai atsiprašau. Gal ir jisai bairius rašė. Man jis niekada nebuvo komikas. Jis man būdavo fainas, sakykime, laidų ir pokalbių vedėjas, bet man jis komikas niekada nebuvo. Gerai. Aš per šitą podcastą išsiliesiu ir, manau, gausiu pilos nuo kažko, bet man tokia nuomonė. Nežinau, man labai nepatiko. Vis pasikvietė aklą kažką. Karočią, kažką kitą kalbą. Pasakei, lyg negerai aklą žmogų pasikviet būtų. Žodžiu. Kodėl tu juokiesi? Nes pasakei taip, lyg nuodėmė būtų, kad aklą žmogų pasikvietė. Jeigu išklausytum iki galo manęs, tai gal ir sužinotum, ką aš norėjau pasakyti. Pasikvietė sportininką kažkokią parasportininką. Aklą parasparnininką. Iškirpsiu. Šitą gal iškirpsiu. Žodžiu, pasikvietė aklą sportininką kažkokį, nesupratau dėl ko jį pasikvietė, bet čia gal mano problema. Monika Liu kalbina ir būtinai jinai turėjo pasakyti kažką tokio, tipo, tai pamatysim. Ir tas aklas stovi, jisai pats pagavo, sako, čia gerai nuskambėjo, pamatysim. Ir ta Monika Liu, jo, kažką tokio. Čia netyčia jaučiu. Netyčia, bet paskui ir tada sako, ar tu nori linkėjimų perduoti? Taip, aš noriu savo močiutei perduoti linkėjimą ir padainuoti dainą. Ir tada jisai ant scenos, su mikrofonu ir paleido jam tą senelę mūsų jauna. Ir jisai dainavo, iš pradžių ten pamiršo žodžius, paskui įsivažiavo. Balsą biškį turi, bet tikrai jis nėra profesionalus dainininkas ir dainavo tą dainą. Aš sėdžiu, žiūriu, kas čia vyksta. Kas čia darosi? Ką tik buvo poš renginys, kuris, čia gražu, kad leido, bet vos ne kaip patyčios atrodo. Atvirai kalbant, aš to nemačiau kaip patyčių realiai. Man tai iš to, ką pasakai, man toks vaibas. Aš nesupratau, kas čia darosi, kodėl jisai dainuoja, kas bandoma parodyti, kodėl, kam to reikia, tokie kažkokie makalynė. Irgi beprasmis, atrodo. Bet šiaip gražu, kad... Gal, nežinau, bet tokį... O jūs kalbėsit apie mamą? Gal pakalbėsim kažką? Aš galim nebesiplėsti apie